Aš turiu seną, gerą molinę plytą rankose. Kaip galvojat, ką aš su ja darysiu? Prie jos pridėję 1 eurą galim susišildyti namus. Įdomumas tame. Viena plyta, va tokios liepsnos. Pridedam prie jos 1 eurą ir volia, namai šyla. Kaip mes tai padarėm, tuoj pamatysim. Va, turiu bakelį. Geras bakelis, bet paukosiu šį. Šventam reikalui. O, įvariau kaip. Jamam plytą. Laikiau 2 dienas, 3 dienas gal jau savaitę. Sausai. Dedam plytą. Ir paimam saliarkos. Ir va, plytos pilam. Šiaip sugeria kokį litrą, pusę litros tą plytą. Nu ir ką? Ryt žiūrėsim vakare, kiek išgeria saliarkos, jeigu ką tai pilsim, bet jaučiu, oi, nu bet jin džiūsta normaliai. Pročiu, geria saliarką, nes saliarka negaruoja kaip benza. Ir plytą sugerinėja dabar ją. Vienu žodžiu, rytoj vakarį išbandysim, koks efektas. Eik tu savo, kaip jinai geria. Pagulėjau truputį ilgiau negu reikėjo šitą mūsų. 3 para jinai mirksta, bet manau, kad daugiau nelabai ir mirks. Sunku pasakyti, kiek jinai to dizelio išgėrė. Žiūriu ant dugno visiškai, beveik nieko nelikė. O jis buvo taip, nu, taip pusė šito bakelio, tai labai daug turėjo susigerti, pabandykim įkišti. Pečius laukia. Šiaip toks dalykas, jisai gal ne visai namam skirtas. Čia kokiam garažui geriau. Opa. Bandysim užkurti. Taip, juška atidaryta. Versiu biškį darytis. Matosi plyta, pačiu jau tenai, va čia įsideginėja trupučiukai. Už 5 minučių turėtų malkų jau nebūt ir liks plyta ir žiūrėsim kaip jin dega. Imam šitą laiką už pagrindą, tarkim 20 po 8 ir va plyta jau įsidegė. Va kokia liepsna didžiulė, dega jau pilnu tempu. Nu ką, laikas nuimtas, nedėlai. Patinka toks karštis. Viena plyta, va tokios liepsnos varo. Uždarytos apie 2 uškos. Ir apatinė uždaryta, ir viršų uždaryta. Jau maždaug pusę valandos praėjo. Nu, žiūrėsim, kiek trauks, bet visiškai netrodo, kad ugnis silptų. Iš tikrųjų, tai čia išeitis variantas. Jeigu neturi malkų, turi eurą, gali susišildyti namus. Kaitina dabar viskas uždaryta ir kaitina taip, kaip atrodo pilna malkų būtų prigrūsta. Nu, nerealus variantas. Kvapo jokio nejaučiu. Visiškai tas pats, kas malkom kurentum. Nu ir dar pliusas, aišku, nėra jokių pelenų. Nu va, turim pusę valandos jau degimo. Plyta netrodo, kad jinai menktų jos ugnis, karštį duoda normaliai. Turim pusę valandos, žiūrėsim, kas bus dar po pusės valandos. Praėjo valanda lygiai nuo užkūrimo plytos. Karščio tai tikrai nemažai yra, bet jau liepsna, aišku, nebe ta, kur buvo pradžia. Pečius įkaitęs visas, va, net sukosi ventiliatorius. 2 valandos praėjo, aišku, užgeso jau prieš gerą pusvalandį. Dar jinai karšta plyta pati. Bet įdomumas tame, biškį, nudaužom, kad plytai neatsitiko nieko, nes jinai ir šiaip yra išdeginama pečiui. Prasme, ją gali naudot, puikiausia čia pabalimai visi, tai čia tokie, nu, pelenai. Va, taip atrodo plyta ta padegus ir jin tik atvės, einam į lauką. Tai reiškia, nu, 1,5 valandos maksimum. Bet, va, eini prie tos plytos, va, pajausk tu, va, ir jauti karštį. Šilta, ha. Nu, šilta iš tikrųjų. Dabar jo, einam į lauką. Katinė. Pasitrauk katinė, gausi iš plytos per galvą. Ne, jisai šildysis ant jos. A, jo, tiksliai. Va, aš ją padedu čia, tegu atvėsta. Nekišk nosį. Nekišgi, čia ne maistas. Nu va, pašildys ližius. Vienu žodžiu, šitą plytą atvėsinam. Čia likučiai mūsų dizelinio kūro. Reiškia, jo buvo maždaug va tiek, va. Sumažėjo iki tokio lygio, nu, litro nesugėrė, bet pusė litro gali būti, kad tikrai sugėrė. 400 kokius gramų, tai 100%. Nu ir va, dabar vėl yra visai išdegus, vėl porėta. Ją svarbu dabar nesušlapint, kad ją užpiltume dizeliu ir vėl gertų tą dizelį į vidų. Netgi galiu aš iš principo ją įdėti į tenai vėl, bet, nu, kadangi karšta, gali plastikinį tą bakelį išlydyti. Tai tiek žinių. Gyvenkim šiltai.